Romas Adomavičius, kaip ir dauguma vilniečių važiuodamas į darbą kasdieną, patenka į transporto kamščius. Kad laiku atvažiuotų į darbą, vilnietis sako išvažiuojantis iš namų bent pusvalandžiu anksčiau. Ypatingai penktadienio popietę sudėtinga iš miesto išvažiuoti ir praktiškai kiekvieną vakarą. Maždaug nuo 16 valandos iki 19. Sostinės socialdemokratams vadovaujantis vilnietis sako, turintis sprendimą, kad kamščių sostinėje nebeliktų ar bent ženkliai sumažėtų. Reikėtų siekti kuo greičiau pabaigti vakarinio aplinkkelio statybą, sureguliuoti galutinai automatizuotą eismo valdymo sistemą, pertvarkyti miesto gatvėmis eismą taip, kad būtų kuo daugiau naudojama vienos krypties eismo gatvių, ypatingai centrinėje miesto dalyje, kur jos yra siauros. Ir reikėtų dar kartą grįžti prie klausimo, prastumdyti valstybinių įstaigų, taip pat didesnių įmonių ir organizacijų darbo laiko pradžią. Pasak Vilniaus socialdemokratų, perskirščius darbo laiko pradžią, kamščiai sumažėtų bene penktadaliu. Iš miesto centro nukreipus eismą aplinkkeliu sumažėtų dar ketvirtadaliu. Dar panašiai spūstis sumažintų elektroninė eismo valdymo sistema.